Labai džiaugiuosi sudalyvavusi 90 dienų iššūkyje. Ta vertė, kurią aš gavau, visos užduotys man davė spyrį kiekvieną dieną galvoti, ką aš dar šiandien galiu padaryti. Kaip galiu atlikti tą užduotį, kurią gauname kiekvieną rytą. Ir po teisybei aš tų užduočių laukdavau. Man įdomu, ką dar Grinevičius sugalvos. Nuo pirmos užduoties iki 90. O kaip įdomu laukti prizo iššūkio. Va čia tai iššūkis, kurio metu net piniginį prizą laimėjau. Tai kaip ir mokymai atsipirko ir dar uždirbau. Ir aišku, aš labai stengiausi, kad neatsilikčiau nuo visų. Stengiausi atlikti atsakingai. Ne tik, kad aš esu toks žmogus, kuris nori pabaigti, ką pradėjau, bet ir noriu išmokti naujų dalykų. O pasirodo, oi, aš dar daug ko nemokėjau. Dar vis turiu baimę, nepasitikėjimo savimi. Tinklinio marketingo versle labai svarbu ir kiekvienam pirmiausia finansinė nepriklausomybė. Tada seka tobulėjimas pačiai. Ir tada atsiranda daugybė minčių, kaip galiu padėti tai pakartoti mane, mano komandos žmonėms. Būtent per šiuos mokymus man kilo mintis sukurti Telegram kanalus visiems, kurie susidomi mano pasiūlymu, kurie prisijungia, kurie stengiasi ir taip pat nori rezultato. O jau rytos Grinevičienės pinigų gausos pritraukimo meditacijos tai mane labai nustebino, nes po meditacijų net nesitikėjau tokio greito rezultato. Visas laikas buvo labai naudingas, įdomus, būtinai kartosiu, nes užduotis įsisaugojau. Visiems, kas norite rezultato, rekomenduoju jungtis į Gedimino Grinevičiaus mokymus ir pasiimti viską, kas jums būtų naudinga ir įdomu. O Ritai Grinevičienei ir Gediminui Grinevičiui didžiulis ačiū.